Sveiki, šioje pamokoje susipažinsime ir parsiųsime programinę įrangą, kuri padės kurti Java programas. Ir sakau, kad padės, kadangi jau praeitoje pamokoje suinstaliavome kompiliatorių, taigi mūsų kompiuteriai dabar yra įgalūs kompiliuoti Java kodą. Ir tą kodą iš esmės galime rašyti naudojantis paprastą teksto redaktorių, tokį kaip Notepad. Tačiau tas teksto redaktorius neturi nei kodų interpretatoriaus, nei debuginimo opcijų. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes turime būti suinteresuoti tų programavimo aplinkų naudojimu. Tos aplinkos dažniausiai vadinamos angliškai IDE ir viena iš jų yra pavadinimu Eclipse. Taigi atsidarykite savo mėgstamiausią naršyklę ir nuėję į Google tiesiog įveskite šį žodį. Turėtumėte pamatyti kažką panašaus. Atsidarykite download nuorodą. Ir štai čia turėtų rodyti jūsų kompiuterio architektūrą ir tiesiog paspauskite download. Taigi dabar sustabdysiu video iki kol parsiųs. Baigus siųsti tiesiog atsidarykite failą. Ir štai čia, kaip matome, Eclipse siūlo daugybę variantų. Vienas iš jų yra C++, kitas yra Enterprise, mes pasirinksime patį pirmą, per daug nesigilinant. Štai čia pasirinkite instaliacijos folderį ir tiesiog paspauskite install. Tai gali užimti šiek tiek laiko, nes turi parsiųsti failų iš interneto. Na ir žinoma, pasibaigus instaliacijai tiesiog spauskite launch. Ir jūsų paprašys nurodyti direktoriją, kurioje norėtumėte saugoti visus savo projektus. Pasirinkę direktoriją, spauskite OK. Na ir pirmą kartą užima šiek tiek ilgiau, kol viskas pasileidžia. Galiausiai turėtumėte matyti tokį vaizdą. Ir čia iš esmės šį langą kol kas galime uždaryti, kadangi tai yra tam tikra pagalba, kuri galbūt bus reikalinga vėliau. Taigi turėtumėte matyti štai tokį vaizdą ir kaip matome, nieko nėra, todėl kad nesame susikūrę jokio projekto. Tai galima padaryti nuėjus į File, New, Java Project. Ir kaip matome, prašo mūsų įvesti kažkokį tai projekto pavadinimą. Aš tiesiog pavadinsiu pirma pamoka. Ir daugiau nieko gali daugiau nedaryti ir spausti finish. Ir kaip matome, sukūrė tam tikrą direktoriją, kuri savyje turi dar vieną direktoriją pavadinimu src arba source. Šioje direktorijoje reikalinga laikyti visus jūsų kuriamos programos failus. Ir šiuo metu yra tuščia. Taigi spaudžiame dešinį pelės klavišą, spaudžiame New ir pasirenkame Class. Ir iš esmės kiekviena Java programa tai yra tam tikra klasė. Taigi šiuo atveju susikuriame klasę ir duodame jai tai tikrą pavadinimą. Iš esmės, bent jau dabar, kol pradeda mokintis, nėra skirtumo, kaip pavadinsite savo klases. Aš duosiu tokį paprastą pavadinimą pagrindinę ir galbūt vėliau paaiškės kodėl. Ir spaudžiame finish.
Kaip matome, sukūrė mums failą, kurio ekstencija .java ir kažkokius tai raktinius žodžius, public class, pagrindinė ir dar kažkokie tai kringeliai, kurių turbūt nesuprantat. Kaip minėjau, kiekviena Java programa susideda iš klasės ir kad galėtume paleisti programą, vienoje iš daugelio klasių galime turėti daug klasių arba galime turėti tiesiog vieną klasę, reikalinga turėti metodą, kuris atliktų tą paleidimo funkciją ir Java programavimo kalboje tas metodas vadinamas main, kaip ir C++ programavimo kalboje. Tiesiog jisai atrodo šiek tiek kitaip ir dabar aprašysiu šį metodą per daug neaiškindamas pačios struktūros, tiesiog turėkite omenyje, kiekviena programa prasidės būtent taip. Ir čia skliausteliuose nusirodome kintamuosius argumentus ir štai toks iš esmės yra vaizdas, yra klasė, kuri šiuo atveju pavadinimu pagrindinė ir ši klasė turi statinį metodą pavadinimu mainas. Ir viskas, ką mes atliksime šiame metode, viskas bus įvykdyta. Taigi pats paprasčiausias veiksmas, kurį galima atlikti, tai yra atspausinti kažkokį tai tekstą ir išvesti kažkokią reikšmę į ekraną. Java programavimo kalboje tai atrodo būtent taip. Rašoma system out println. System out tai galėtų būti, dabar paprastai tariant, tiesiog mūsų ekranas, o println tiesiog atspausinti eilutę. Ir kad galėtume atspausinti eilutę, tą eilutę turime pateikti iš abiejų pusių kabutėse apskliausta. Ir viskas, ką mes parašysime tarp tų kabučių, bus atspausdintas į ekraną. Taigi, kad tuo įsitikintume, tiesiog parašome standartinį pasisveikinimą. Ir štai mes turime pačią pirmąją savo Java programą. Dabar belieka mums šią programą sukompiliuoti ir pasižiūrėti, kokį rezultatą jį pateiks. Eclipse programavimo aplinkoje tai padaryti gana paprasta. Štai čia matome žaliame fone rodyklytę, ant kurios užvedę matome run, tiesiog paspaudžiame ją ir spaudžiame OK. Ir štai čia, kaip matote, apačioje yra toksai konsolinis langas. Ir paleidus mūsų programą, matome, kad ji atspausdino labas pasaulį. Ir tai yra visiškai tas pats, ką mes parašėme tai programai daryti. Galite išmėginti ir pakeisti tekstą į kažką tai kitą. Ir vėlgi paleidžiame programą. Ir matome lygiai tą patį atspausdina mūsų aplinkos konsolinėme lange. Taigi tokia yra ta pati pirmoji programavimo pamoka ir dabar jau mokatės sukurti Java projektą, susikurti Java klasę bei parašyti pačią paprasčiausią Java programą bei ją kompiliuoti bei paleisti.